Tu nuostabus žmogus, tu geras širdis kilnus, drąsos tau mano drauge eiti, tolyn, tolyn, aukštyn gilyn, drąsos tau šiandien išeiti, drąsos tau šiandien išgirsti, Dievo balsas su tavim jis, kibina tave, kutena tave iš vidaus, švelniai giliai iš vidaus, pasitinka mielai ir rytį sako tau, labas ir pasiruošęs šiandien, išgirs save vėl, ar pasiruošęs tu, pajausti save ir labas, mano draugė, rytis vėl čia. Tobula, mano draugė, kaip tu gyveni, kaip tu jautiesi pas mus, dabar lyja, apsiniaukia ir gera akimirka padaryti dar vieną įrašą ir pasveikinti, sutikti tave, aplankyti, kad ir kur esi, kad ir ką veiki. Ir šiandien noriu papasakoti labai paprastą dalyką. Gavau tokią žinutę, sako žmogus, ar nėra iliuzija visa tai, visi tie jausmai ir visos tos meditacijos ir visas tas dvasingumas ir gal tiesiog reikia gyventi normalų suaugusiųjų gyvenimą kaip visi ir tiesiog būti normaliu žmogum, kam viso to reikia. Tai mano draugė, tas suaugusiųjų pasaulis normalus ir yra pragaras visas ir yra kančia ir yra tai, kas slėgia visus, kas sargdina visus kūnus, kas veda į depresiją, kas veda į traumas ir nori viską nusimest nuo savęs. Tai mes viduje esam vaikai, ir nuo mažens mūsų gimimo augo mūsų kūnas tik, keitėsi mūsų charakteris tik, mūsų asmenybė keitėsi daug, bet ne tai, kas mes esam viduje. Aš lygiai toks pat esu, koks buvau 4 metų, lygiai toks pat esu dabar ir lygiai toks pat būsiu, kai bus man 200 metų. Nėra skirtumo amžius kūno, tai, kas esi viduje. Ir tai, kas esi viduje, yra, gali sakyti, Dievo sukurta būtybė, ar dvasia, ar Dievo atvaizdu sukurtas mažas Dievas gražus, ne? Ir mes visi esam tai, visi be skaičiavimų, ir gėlės, ir medžiai, ir mes, viena gyvybė teka per mus visus. Taip kaip saulė šviečia ant visų neišskaičiuojamai, taip kaip vėjas pučia ant visų neišskaičiuojamai, tai mus visus neišskaičiuojamai augina ir veda ir plaka mūsų širdis viena energija, viena gyvybė. Tai, kas plaka mano širdį dabar, yra lygiai tas pats, kas plaka tavo širdį dabar. Šita gyvybė, šita jėga, šita energija yra tai, kas viską valdo ir tai yra amžina ir tai yra gyva, mano draugė. Tai ką aš noriu pasakyti tuo, kad yra istorija, kad tu turi būti normalus žmogus, kad tu turi būti rimtas, suaugęs ir gyventi rimtą, kaip ten sako jie, rimtą, atsakingą, rūpestingą gyvenimą savo. Ir kaip tau sekasi iki šiol, daug šansų, kad esi nelaiminga, daug šansų, kad esi apsikrovęs, daug šansų, kad geri kokius nors vaistus nuo nervų slopinančius įtampą ir stresą, daug šansų, kad ieškai psichologo konsultacijų ar dvasinių praktikų, nes yra sunku visą tai. Ir priežastis to sunkumo yra tai, kad tu pamiršai, kad tu esi viduje vaikas, kad tu esi viduje
kūrybiškas, nenustabdomas vaikas, kuris nejaučia jokios atsakomybės, kuris neturi jokių limitų, kuris nebijo realiai beveik nieko, kuris negalvoja apie ateitį, kuris nelaiko praeities skaudžios, sunkios kažkokios. Vaikai nėra tokie kaip suaugę, vaikai pas juos teka viskas, pas juos viskas teka ir pereina ir baigėsi didžioji dalis visko. Tai suaugę tampa klampiu vandeniu, klampia pelkė ir pas juos viskas užstringa, užsikaupia ir neprateka nei jausmai, nei energijos, nei vibracijos, viskas užstringa ir pelkė gaunasi, pelkė. Tai mano draugė, ar nori gyventi pelkėje kaip Šrekas, ar nori gyventi rūmuose, kaip ten tie kiti iš Šreko, ne, karalaičiai visi, tau rinktis. Tai aš renkuosi gyventi rūmuose ir aš renkuosi grįžti namo į save. Grįžimas namo į save yra grįžimas į savo energiją, į savo vibraciją, tai kas tu esi viduje, tai kas tave apibūdina tavim, tu esi vienintelė tokia visoje visatoje ir pagal tavo energiją, pagal tavo vibraciją galima atskirti tave nuo kito Dievo kūrinio ir aš esu vienintelis toks, koks esu ir nėra daugiau tokių kaip aš. Ir sakant, tai tu irgi esi vienintelis toks, tokie kokie esi ir nėra daugiau visatai egzistencijoje tokių kaip tu. Ir kas nutinka, kai visus moko mokykla vienodai, kai visi skaito panašias knygas ir mokymus, kai žiūri tą pačią televiziją, tuos pačius tenais žinias visas ir taip toliau, susikuria toks egregoras kaip kolektyvinė sąmonė arba kolektyvinė nesąmonė. Ir visi pradeda gyventi panašiai, elgtis panašiai, atrodyti panašiai, visi kerpas beveik panašiai, visi vaikšto panašiai apsirengę ir nebėra jokio unikalumo tiek daug. Aišku, yra išimčių visada, bet kalbu apie didžiąją dalį žmonių, apie visuomenę didžiąją, visi yra panašus. Ir kokia nesėkmė tai yra, kad tu, būdamas absoliučiai unikalus Dievo kūrinys, gyvenimo kūrinys, padedi tai į šoną, savo unikalumą, žaismingumą, vaikiškumą ir bandai tapti rimtu, suaugusiu, atsakingu, rūpestingu, prisitaikančiu prie visuomenės žmogum. Ir iš vienos pusės taip yra saugiau ego protui šitam visam reikalui, bet iš kitos pusės tu išduodi save ir kiekvieną dieną tu nenori keltis rytais ir užknisa viskas. Tai kad to nebūtų, kad sumažintum spaudimą tą, leisk savo būti vaiku. Leisk savo būti vaiku dideliam kūne. Leisk savo daryti nesąmonės. Nėra tokio dalyko kaip nesąmonės, bet tai, ką laiko suaugę žmonės nesąmonėm, kartais yra didžiausias turtas ir grožis ir džiaugsmas tau. Žaisk šią dieną, žaisk gyvenimą, žaisk savo kūną, tyrinėk savo kūną, tyrinėk savo jausmą, tyrinėk savo pomėgius, tyrinėk, ką iš tikrųjų nori veikti šiandien, nedaryk to, kas tau sukuria prievartą ar kančią, nesvarbu, kas tai būtų, tiesiog nedaryk to. Tai yra nepagarba savo daryti tai, ko nemyli ir nenori, yra nepagarba savo būti santykiai toksiškam ar kažkokiam, kuris slėgia tave, yra nepagarba savo dirbti darbą, kurio nekenti iš baimės dėl pinigų ar dar ko nors. Kokį pavyzdį rodai kitiems ir kokį pavyzdį rodai savo atžalom ir ar nori tai tęsti. Tai mano pasiūlymas šiandien yra sustabdyti visą tą dramą, nebetęsti to ir gyventi taip, kaip tu nori šiandien, taip, kaip jauti širdyje, viduje. Jeigu sakai, kad aš nejaučiu to, ko aš noriu šiandien. Ir tai yra irgi tokia akimirka tau dabar, tai visų pirma, bent jau nedaryk, ko nenori, viskas prasideda nuo to. Jeigu nejauti to, ko nori, tiesiog nebedaryk to, ko nenori ir kai atsiras daugiau erdvės ir laisvės,
galės pradėti daryti tai, ko nori. Tai žinau, kad mes viduje esam vaikai ir tai yra amžinai Dievo akise, visatos akise, gyvenimo akise, tu esi vaikas, tu esi nekaltas vaikas, neįmanoma būti kaltu šitam pasaulyje, kaltė yra žmogaus sukurtas fenomenas, yra kaltė, niekas absoliučiai tavęs neteisė čia, išskyrus tave patį, nėra nieko ten aukščiau, kas tave kaltina ar teisė ar baudžia, tik tavo pačio įsitikinimai, tavo baimė, religijos ir Dievo sukurto žmonių, Dievo, kurį žmonės sukūrė, atrodo baudžia jisai tave, atrodo nuteis tave, jeigu elgsies blogai arba prieksi kažką arba darysi kažką, kas kitam nepatiks ar įžeis ir taip toliau, tai žmonės taip užspaudžia save dėl kaltės ir baimės, kad nebėra oro kvėpuoti ir mano darbas yra tiesiog pasakyti tau tiesą iš visų skirtingų būdų, viską, ką aš darau čia per video, ką mes darom sekmadienės sesijose, akademijos sesijose, jeigu dar nesi ten prisijung, ten jėga, mūsų grupinės sesijos, bet viską, ką aš vedu visur, ką mes su Violeta darom, yra skirta iš visų pusių atidaryti žmogų iš tos priespaudos sukurtos, to viso sustingimo į laisvumą ir į laisvę, ir į vaikiškumą, ir į paprastumą, ir į taip, kaip yra, tiesiog būti savimi. Iš tikrųjų, kas yra po viskuo. Tai viena mūsų klientė turi tokią frazę, kad aš esu kaip svogūnas ir vis lupu po sluoksnį svogūno lukštą nuo savęs. Ir mano draugė, po visais įstikinimais ir sukurtais dalykais, tu esi tyras, nekaltas, šviesos burbulas, spindintis ir visi yra lygiai tas pats. Tai mes turim tendenciją tiesiog nematyti to kitame, nes mes nematom to savyje. Ir kai pradedi matyti tai savyje, atpažinti tai savyje, tu pradedi matyti ir kitą žmogų, ne kaip drabužius, ne kaip tai, ką jisai spinduliuoja, arba tai, kaip jisai pateikia save, ne rūbus jo, bet tu matai jį, kas jisai iš tikrųjų yra viduje ir tai yra grožis. Ir ką aš noriu pasakyti, tai kad visas suaugusių reikalas, būk rimtu, būk atsakingu, būk ten tuo visų, žodžiu, rimtas būtų žodis labiausiai tinkantis rimtas suaugęs gyvenimas. Visa tai yra svoris tau ir tu nieko panašaus nenori ir tu nieko bendros tu nenori iš vis. Ir kuo daugiau giliniesi tai, kuo daugiau eini į save, pamatai, kad gyvenimas, kurį tu laikai laisvė, iš tikrųjų nėra jokia laisvė, tai buvo kalėjimas po priedanga. Tiesiog buvai nuteikęs save, kad tai yra laisvė, tai yra džiaugsmas, bet jeigu mes gyvenam tarp 4 baltų sienų, kur nėra jokios gamtos, nėra oro, nėra tylos, nėra gamtos kvapų ir daug žmonių taip gyvena, tai žinau, kad daug prarandi, žinau, kad atsakymas yra gamtoje taip pat didžiulis ir dažniau gali nueiti į gamtą, pabūti, pakvėpuoti oro. Ir va, ką aš noriu pasakyti, mano draugė, mesk lauk suaugusiųjų pasaulį ir įstikinimus, būk kaip rytis, būk vaikas dideliam kūne, pamatysi, koks kaifas, tada įdėk gamtos daugiau į savo gyvenimą, įdėk daugiau vaisių daržovių į savo gyvenimą, tavo kūnas atsigaus, tavo kūnas numes toksinus, kurių nebereikia. Išmok jausmų sesijas, ateik į mūsų grupės, akademijos ir sekmadienių, išmok jausmų sesijas, padės tau su emocijom, nebereiks jų užspausti, nebereiks išlieti pykčio ant visų, nebereiks valgyti, gerti ar kad ir ką darai, kad užspausti savo jausmus, viskas pradės tekėti per tave, pradės tekėti ir bus kaip upė tekanti ir bangos pradės eiti per tave
ir pajausi save visai kitokiu žmogum negu dabar ir nebūtina gyventi kaip pelkė iš Šreko, kur viskas sustingė ir neteka ir dauguma žmonių sako, o kad būčiau aš tai išmokus, išgirdus anksčiau negu dabar tenais 55 metų. Tai kad ir kiek tau metų dabar, kuo anksčiau, tuo geriau tai yra pradėti, niekada nėra per vėlu. Ir gali pradėti tai dabar, jeigu dar negirdėjai apie mūsų veiklą ar ką mes darom, pasižiūrėk mūsų sesijas ir taip toliau. Ir tiesiog pradėk tai daryti ir pamatys, kaip išeis iš visos tos matricos ar tos visos suaugusių sunkumų, dilemos ir galės pažiūrėti tada, kaip skęsta tavo kaimynai, draugai tame pačiame. O tu visiškai kitur jau gyveni ir visiškai kitaip jautiesi. Tada atsigręši atgal į savo gyvenimą ankstesnį ir pamatysi, oh my god, kaip aš taip galėjau gyventi, buvo visiškas košmaras. Dabar aš matau visai kitaip viską. Tai aš kai pažiūriu atgal į savo gyvenimą, anksčiau buvo, aš galvojau, kad anksčiau viskas yra labai gera ir laimė, bet dabar kai pažiūriu atgal, tai buvo didžiulis sunkumas, įtampa ir košmaras, kaip aš gyvendavau anksčiau. Ir jeigu pažiūrės po 10 metų, po 20 metų į dabar, ką sakau, tai irgi galbūt atrodys kaip košmaras ir nėra tam ribų, nėra tam pabaigos. Dėl to turim tik šiandien, sekam savo vidiniu balsu, darom, ką jaučiam šiandien ir nieko nedaryk, ko nenori daugiau ir neprievartauk savęs daugiau, nes tai absoliuti nepagarba savo. Tu esi Dievo vaikas. Gyvenk kaip tai ir leisk kitiems daryti, ką jie nori, bet tu išskleisk save ir parodyk, kas iš tikrųjų esi, parodyk, koks tu iš tikrųjų esi, koks yra tavo vidus, koks yra tavo unikalumas ir gyvenk kaip tai ir pamatysi, viskuo kitu bus pasirūpinta. Ir kaip Jėzus sakė, siek pirmiausia dangaus karalystės ir visa kita bus pasirūpinta, siek pirmiausia vidinės karalystės ir visi finansai, namai, draugai, karjeros, visko bus pasirūpinta, bet atrask savyje save ir daugiau nieko neturi padaryti šiam pasauliui. Laikas grįžti namo, mano draugė. Ačiū tau, kad klausei ir iki sekančio mūsų susitikimo.